Su 18 serijų filmo Tokia Zuzana ir kiti kūrėjai susitikome viename iš Kauno Baltijos viešbučio numerių. Čia jie kaip tik įrenginėjo nedidukę studiją, butaforinę Zuzanos kavinę, kurioje ketina filmuoti jau nebe filmą, o naują televizijos laidą. Jis vadinsis visa bendrai laida Zuzana ir ko. Humoristiškai sakom Zuzana ir kolektyvas. Šitoj laidoj bus visko po truputį. Ir bus filmai ilgesni ir trumpesni. Bus humoristiniai muzikiniai šou ir televizijos žaidimas Teležvaigždė. Artūras Ulevičius yra šios laidos bei filmų Vasaros malonumai, tikusis Džonas, Zuzana negalinti gyventi be bananų, sumanytojas, scenaristas, režisierius, kartais net operatorius ar vaizdo inžinierius. Taip yra dėl lėšų stygiaus, prisipažino jis, o paklaustas, kiek kainavo didžiausią populiarumą pelnęs serialas Tokia Zuzana ir kiti, atsakė. Bet kuris profesionalas ar kino ar televizijos žmogus pasakius tą skaičių paprasčiausiai turbūt nepatikėtų, nes tai buvo praktiškai darbas už dyką. Šiuo metu profesionalias filmavimo kameras Artūras Ulevičius nuomoja iš Katalikų studijos, kitą aparatūrą iš telekompanijos AR. Jis jau samdo operatorius, dailininką, garso režisierių, yra ir grimerė. Kaip sako jis pats, dabar jau yra grupė. Pinigai tam tai paskolos ir rėmėjų pagalba. Jo filmuose daugiausia vaidina Kauno kultūros rūmų bei keletas muzikinio teatro aktorių.